Garbanoti plaukai niekada nebuvo tik plaukai. Tai būdavo eksperimentavimas su buitinė technika. Tai būdavo sunkiausia tavo mamos kova kiekvieną mielą rytą. Tai būdavo nuolatinis buvimas nuotrauka prieš grožio kompanijų fotosesijose. Tai būdavo nuolatinis savo plaukų susirišimas, kad atrodytum profesionaliau. Tai būdavo tavo baisiausio artėjančio košmaro baimė. Tai būdavo kapinės produktų, kurie nuvildavo tave vėl ir vėl. Ir vėl. Tačiau garbanoti plaukai yra kur kas daugiau nei plaukai. Tai yra susitaikymas su nenuspėjamumu. Tai yra garbanų rutinos pavertimas žaidimu. Tai yra stebėjimas, kaip keičiasi visuomenės nusistatymai ir požiūriai. Tai yra mokymasis suprasti savo natūralią plaukų tekstūrą. Žingsnelis po žingsnelio. Tai yra produktai sukurti išskirtinai tau. Tai yra Umberto Giannini. Tai garbanų klinikoje.